Šeštas skirsnis – Respublikos prezidentas. 77 straipsnis. Respublikos prezidentas yra valstybės vadovas. Jis atstovauja Lietuvos valstybei ir daro visą, kas jam pavesta Konstitucijos ir įstatymų. 78 straipsnis. Respublikos prezidentu gali būti renkamas Lietuvos pilietis pagal kilmę ne mažiau kaip 3 pastaruosius metus gyvenęs Lietuvoje, jeigu jam iki rinkimų dienos yra suėję ne mažiau kaip 40 metų ir jeigu jis gali būti renkamas Seimo nariu. Respublikos prezidentą renka Lietuvos Respublikos piliečiai 5 metams, remdamiesi visuotinę, lygią ir tiesioginę rinkimų teisę slaptų balsavimu. Tas pats asmuo Respublikos prezidentu gali būti renkamas nedaugiau kaip 2 kartus iš eilės. 79 straipsnis. Kandidatu į Respublikos prezidentus įregistruojamas Lietuvos Respublikos pilietis, atitinkantis 78 straipsnio 1 dalies sąlygas ir surinkęs ne mažiau kaip 20 000 rinkėjų parašų. Kandidatų į Respublikos prezidento vietą skaičius neribojamas. 80 straipsnis. Respublikos prezidento eiliniai rinkimai vykdomi paskutinį sekmadienį likus 2 mėnesiam iki Respublikos prezidento kadencijos pabaigos. 81 straipsnis. Išrinktų laikomas tas kandidatas į Respublikos prezidento vietą, kuris pirmą kartą balsuojant ir dalyvaujant ne mažiau kaip pusė visų rinkėjų gavo daugiau kaip pusę visų rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų. Jeigu rinkimuose dalyvavo mažiau kaip pusė visų rinkėjų, išrinktų laikomas tas kandidatas, kuris gavo daugiausia, bet ne mažiau kaip 1/3 visų rinkėjų balsų. Jeigu pirmajame balsavimo rate ne vienas kandidatas nesurenka reikiamos balsų daugumos, po 2 savaičių rengiamas pakartotinis balsavimas dėl 2 kandidatų gavusių daugiausia balsų. Išrinktų laikomas kandidatas surinkęs daugiausia balsų. Jeigu pirmajame rate dalyvavo nedaugiau kaip 2 kandidatai ir ne vienas negavo reikiamo balsų skaičiaus, rengiami pakartotiniai rinkimai. 82 straipsnis. Išrinktas Respublikos prezidentas savo pareigas pradeda eiti rytojaus dieną, pasibaigus Respublikos prezidento kadencijai, po to, kai Vilniuje dalyvaujant tautos atstovams, Seimo nariams, prisiekia tautai būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai, sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingas. Prisiekia ir perrinktas Respublikos prezidentas. Respublikos prezidento priesaikos aktą pasirašo jis pats ir Konstitucinio teismo pirmininkas, o jo nesant vienas iš Konstitucinio teismo teisėjų. 83 straipsnis. Respublikos prezidentas negali būti Seimo nariu, negali užimti jokių kitų pareigų ir gauti kitokio atlyginimo, išskyrus Respublikos prezidentui nustatytą atlyginimą ir atlyginimą už kūrybinę veiklą. Asmuo išrinktas Respublikos prezidentu turi sustabdyti savo veiklą politinėse partijose ir politinėse organizacijose iki naujos Respublikos prezidento rinkimų kampanijos pradžios. 84 straipsnis. Respublikos prezidentas sprendžia pagrindinius užsienio politikos klausimus ir kartu su vyriausybė vykdo užsienio politiką, pasirašo Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartis ir teikia jas Seimui ratifikuoti. Vyriausybės teikimus skiria ir atšaukia Lietuvos Respublikos diplomatinius atstovus užsienio valstybėse ir prie tarptautinių organizacijų. Priima užsienio valstybių diplomatinių atstovų įgaliojamuosius ir atšaukiamuosius raštus, teikia aukščiausius diplomatinius rangus ir specialius vardus. Seimo pritarimu skiria ministrą pirmininką, paveda jam sudaryti vyriausybę ir tvirtina jo sudėtį. Seimo pritarimu atleidžia ministrą pirmininką, priima vyriausybės grąžinamus įgaliojimus išrinkus naują Seimą ir paveda jai eiti pareigas, kol bus sudaryta nauja vyriausybė. Priima vyriausybės atsistatydinimą ir prireikus paveda jai toliau eiti pareigas arba paveda vienam iš ministrų eiti ministro pirmininko pareigas, kol bus sudaryta nauja vyriausybė. Priima ministrų atsistatydinimą ir gali pavesti jiems eiti pareigas, kol bus paskirtas naujas ministras. Vyriausybei atsistatydinus ar vyriausybei grąžinus įgaliojimus, ne vėliau kaip per 15 dienų suteikia Seimui svarstyti ministro pirmininko kandidatūrą.
Ministro pirmininko teikimu skiria ir atleidžia ministrus. Nustatyta tvarka skiria ir atleidžia įstatymų numatytus valstybės pareigūnus. Teikia Seimui aukščiausiojo teismo teisėjų kandidatūras, o paskyrus visus aukščiausiojo teismo teisėjus, iš jų teikia Seimui skirti aukščiausiojo teismo pirmininką, skiria apeliacinio teismo teisėjus, o iš jų apeliacinio teismo pirmininką, jeigu jų kandidatūroms pritarė Seimas, skiria apygardų ir apylinkių teismų teisėjus ir pirmininkus, keičia jų darbo vietas, įstatymo numatytais atvejais teikia Seimui atleisti teisėjus, Seimo pritarimu skiria ir atleidžia Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą. Teikia Seimui 3 konstitucinio teismo teisėjų kandidatūras, o paskyrus visus konstitucinio teismo teisėjus, iš jų teikia Seimui skirti konstitucinio teismo pirmininko kandidatūrą. Teikia Seimui valstybės kontrolieriaus Lietuvos banko valdybos pirmininko kandidatūrą, gali teikti Seimui pareikšti nepasitikėjimą jais. Seimo pritarimu skiria ir atleidžia kariuomenės vadą ir saugumo tarnybos vadovą, suteikia aukščiausius karinius laipsnius, ginkluoto užpuolimo, gresiančio valstybės suverenumui ir teritorijos vientisumui atveju priima sprendimus dėl gynybos nuo ginkluotos agresijos, karo padėties įvedimo, taip pat dėl mobilizacijos ir pateikia šios sprendimus tvirtinti artimiausiam Seimo posėdžiui. Įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais skelbia nepaprastąją padėtį ir pateikia šį sprendimą tvirtinti artimiausiam Seimo posėdžiui. Daro Seime metinius pranešimus apie padėtį Lietuvoje, Lietuvos Respublikos vidaus ir užsienio politiką. Konstitucijoje numatytais atvejais šaukia neeilinę Seimo sesiją. Skelbia eilinius Seimo rinkimus, o Konstitucijos 58 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais pirmalaikius Seimo rinkimus. Įstatymo nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos pilietybę, skiria valstybinius apdovanojimus, teikia malonę nuteistiesiems, pasirašo ir skelbia Seimo priimtus įstatymus arba grąžina juos Seimui Konstitucijos 71 straipsnėje nustatyta tvarka. 85 straipsnis. Respublikos prezidentas, įgyvendindamas jam suteiktus įgaliojimus, leidžia aktus, dekretus, kad Respublikos prezidento dekretai nurodyti Konstitucijos 84 straipsnio 3, 15, 17 ir 21 punktuose turėtų galę, jie privalo būti pasirašyti ministro pirmininko arba atitinkamo ministro. Atsakomybė už tokį dekretą tenka jį pasirašiusiam ministrui pirmininkui arba ministrui. 86 straipsnis. Respublikos prezidento asmuo neliečiamas. Kol eina savo pareigas, jis negali būti suimtas, patrauktas baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn. Respublikos prezidentas gali būti prieš laiką pašalintas iš pareigų tik šiurkščiai pažeidęs konstituciją arba sulaužęs priesaiką, taip pat paaiškėjus, jog padarytas nusikaltimas. Respublikos prezidento pašalinimo iš pareigų klausimą sprendžia Seimas apkaltos proceso tvarka. 87 straipsnis. Kai Konstitucijos 58 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais Respublikos prezidentas skelbia pirmalaikius Seimo rinkimus, naujai išrinktas Seimas 3/5 visų Seimo narių balsų daugumą per 30 dienų nuo pirmos posėdžio dienos gali paskelbti pirmalaikius prezidento rinkimus. Respublikos prezidentas, pageidaujantis dalyvauti rinkimuose, iš karto įregistruojamas kandidatu. Tokiuose rinkimuose pakartotinai išrinktas Respublikos prezidentas laikomas išrinktų antrajai kadencijai, jeigu iki rinkimų praėjo daugiau kaip 3 metai po pirmosios kadencijos laiko. Jeigu praėjo mažiau negu 3 metai po pirmosios kadencijos laiko, Respublikos prezidentas renkamas tik likusiam pirmos kadencijos laikui, kuris nelaikomas antrąją kadenciją. Jeigu pirmalaikiai Respublikos prezidento rinkimai skelbiami jo antrosios kadencijos metu, tai esamas Respublikos prezidentas gali būti išrinktas tik likusiam antros kadencijos laikui. 88 straipsnis. Respublikos prezidento įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia laikas, kuriam jis buvo išrinktas,
įvyksta pirmalaikiai Respublikos prezidento rinkimai, atsistatydina iš pareigų, Respublikos prezidentas miršta, Seimas jį pašalina iš pareigų apkaltos proceso tvarka, Seimas, atsižvelgdamas į Konstitucinio teismo išvadą, 3/5 visų Seimo narių balsų daugumą, priima nutarimą, kuriuo konstatuojama, kad Respublikos prezidento sveikatos būklė neleidžia jam eiti savo pareigų. 89 straipsnis. Respublikos prezidentui mirus, atsistatydinus, pašalinus jį iš pareigų apkaltos proceso tvarka ar tada, kai Seimas nutarė, kad Respublikos prezidento sveikatos būklė neleidžia jam eiti pareigų, jo pareigas laikinai eina Seimo pirmininkas. Šiuo atveju Seimo pirmininkas netenka savo įgaliojimų Seime, kur jo pareigas Seimo pavedimu laikinai eina jo pavaduotojas. Išvardytais atvejais Seimas ne vėliau kaip per 10 dienų privalo paskirti Respublikos prezidento rinkimus, kurie turi būti surengti ne vėliau kaip per 2 mėnesius. Seimui negalint susirinkti ir paskelbti Respublikos prezidento rinkimus skelbia vyriausybė. Respublikos prezidentą laikinai išvykus į užsienį arba susirgus dėl to laikinai negalint eiti pareigų, tuo laiku pavaduoja Seimo pirmininkas. Laikinai pavaduodamas Respublikos prezidentą, Seimo pirmininkas negali skelbti pirmalaikių Seimo rinkimų, atleisti ar skirti ministrų be Seimo sutikimo. Tuo laikotarpiu Seimas negali svarstyti klausimo dėl nepasitikėjimo Seimo pirmininku. Jokiais kitais atvejais ir jokiems kitiems asmenims ar institucijoms negalima vykdyti Respublikos prezidento įgaliojimų. 90 straipsnis. Respublikos prezidentas turi rezidenciją. Respublikos prezidento ir jo rezidencijos finansavimą nustato įstatymas.